Kaip 50 eurų apyvartoje gali nutirpti iki 40? Tarkime, aš turiu 50 eurų piniginėje grynaisiais pinigais. Pasiekime jų judėjimą, kai atsiskaitimai ir lieka grynaisiais pinigais. Nueinu į restoraną ir pavalgau vakarienę. Atsiskaitau. Restorano vadovas perka produktus kitai dienai ir atsiskaito su ūkininku. Ūkininkas produkcijos išvežiojimui samdo vairuotoją, kuriam sumoka už suteiktą paslaugą. Vairuotojas po darbo dienos eina į krautuvę ir perka maistą. Ir taip toliau. Po begalės mokėjimų, tie patys 50 eurų, kuriais atsiskaičiau restorane ir toliau sukosi apyvartoje, neprarasdami vertės. Kaip manote, kas nutinka, jei visi atsiskaitimai atliekami kortelėmis ar pavedimais? Ogi operacijos yra apmokestinamos. Atsiskaitimo kortele atveju pinigų gavėjas sumoka apie 1% nuo atsiskaitimo sumos. Pavedimo atveju sumoka 20–30 centų už pavedimų. Tokiu būdu restoranas iš manęs gauna ne 50, bet 49,5 eurų. Ūkininkui keliauja jau 49,2 euro, vairuotojui 49 eurai, o parduotuvės savininkui 48,5 euro. Po 20 tokių mokėjimų, nuo pradinių 50 eurų apyvartoje lieka tik maždaug 41 euras. Likę 9 atitenka finansinės paslaugas teikiančioms bendrovėms, pavyzdžiui, bankams. Ši istorija parodo, kaip keičiasi pinigų suma, kai šie juda skirtingais keliais per atsiskaitimus. Kaip rytoj atsiskaitysite jūs?